Emilija Mandzelovska buvo iš tokios ilgametės kunigų reformatų šeimos, tik jinai buvo iš Gardino gubernijos, ten buvo Izabelino kaimas. Ir dabar aš suprantu, kodėl mano dukra numeris 3 yra Izabelė. Ir jau Emilijos Mandzelovskos jau tėvas, du broliai ir senelis jau tikrai buvo reformatų kunigai, bet galimai ta kunigystės gija tęsiasi ir iš toliau, gal per moterišką liniją, nes senelė, probabutė Emilija, jinai sakydavo, kad jų gyslom, Mandzelovskių gyslomis teka 300 metų aukštojo mokslo kraujo. Ir čia sakiusiai tai, kad reformatų kunigų reikėjo baigti aukštai teologijos mokslą, o tuo tarpu katalikų kunigų seminarijos jos tokiam palyginimui būtų kaip tokios kolegijos tipo. 1830 ir 63 gimusi Emilija Mandzelovska augo maištingoje dvasioje. Jinai ir pati buvo pavadinta Emilijos Pliaterytės, tokios lietuviško žanos dar garbei, o taip pat jos brolis Liudomiras Mandzelovskis, kurio garbei buvo pavadintas Dėdė Liudas, jisai buvo 1863 metų sukilimo dalyvis. Sukilimų pralaimėjus jisai buvo ištremtas į Komių Respubliką, į Komiją, Stenelį, turėjo 2 dukras. Ir Komijoje jisai pragyveno grodamas smuiku, kurį šeimyna čia esanti kažkokiu tai būdu sugebėjo į tą Komiją perduoti. Tasai Liudomiras Mandzelovskis taip pat rašė eiles ir dėdės Liudo nuomonė, galbūt iš jo eina tasai poetinis, rašytojiškas genas, kuris mūsų giminėje paskui įvairiai reiškėsi. Ir jos toksai tas būdas yra kėlęs įtampų. Čia ir Martynui Cumstui yra dėdėlis pasakoja istoriją, kaip 63 metų sukilimo metu jau čia į Kleboniją atjoja caro žandarai, čia patvarkė sukilėlius. O Emilija atsisėda prie fortepijono ir užgroja tokią anticarinę dainą kažkokią. Tai sako, laimė, kad buvo tasai karininkas toks jau padarus ir sakė, suprantame jūsų jausmus, bet geriau būtų jų nereikšti caro valdžios, taip sakant, akivaizdoje. Ir panašu, kad Emilija Mandzelovska buvo gavusi tiems laikams labai neprastą išsilavinimą, 2 pakopų, nes pirmą pakopą jinai turbūt tokią kaip pensionatą lankė Vilniuje sinode, o po to turbūt liko Vilniuje ir ėjo tokią kurią nors privačią gimnaziją. Apie tai spręsti galime iš to, kad po to, kai jau Cumsta įsteigė savo pensionatą čia Nemunėlio Radviliškyje, jinai dėstė kalbas ir daugybę kitų dalykų. Emilija Mandzelovska čia į Nemunėlio Radviliškį ir jau tas jų gyvenimas buvo bei gaunas laimingą pagreitį, kai kilo nauja šito sukilimo, Lenkų sukilimo prieš rusų priespaudą banga. Ir daug žiaurių mūšių vyko Biržų girioje, daug ginkluotų sukilėlių blaškėsi po apylinkės, parapijos vyrai irgi stojo į sukilėlių gretas. Suklaidintiems valstiečiams caras skelbė amnestiją. Martynas Cumstas atsidūrė tarp kuro ir priekalo, nes viena vertus kaip ganytojas atsakingas už parapijonis, jisai kaip ir turėjo iš sakyklos skleisti žinią, kad kaip jie gali normalizuotis, grįžti į gyvenimą. Tvarkoja po caro leteną, bet jau buvo aišku, kad tas sukilimas be pralaimys. O antra vertus toks kapituliacinis skelbimas buvo smerkiamas kaip nepatriotiškas. Ir vis tik nugalėjo Martyno Cumsto ganytojiški įsipareigojimai, žinia apie amnestiją ir siūlymą
išeiti iš sukilėlių gretų ir legalizuotis, jisai bažnyčioje skleidė. Ir ką žinai, kiek galvų jisai išgelbėjo nuo pražūties. Ir gal čia tarp mūsų irgi yra žmonių, kurie to dėka išvis yra. Ir Martynas Sumtas ordino atsisakė šį savo žingsnį motyvuodamas tuo, kad nors kaip kunigas ir parapijos ganytojas jis nepritaręs sukilimui prieš vyresnybę ir kraujo praliejimui, bet taip pat nepritaręs ir žiaurumui taikomam sukilėliams ir todėl ordino priimti negalės. Ta ordiną teikti siūlė šitas gubernatorius Muravjovas. Jeigu prisimenu, toks buvo Muravjovas Korikas, kurio rūmuose dabar yra Lietuvos prezidentūra. Ir tam Muravjovas Korikui visiškai nepatiko toksai žudumas. Ir tada jisai sakė, paskirkit jį į kokią biedniausią parapiją. Jam sako, bet taip biednesnės už Nemunėlio Radviliškį, tai nėra. Nu gerai, sako, tai tegul jisai tam Radviliškį maždaug ir lieka iki dienų galo. Ir taip ir buvo. Tikroji reikšmė šito pasakymo ir šito nuosprendžio paaiškėjo po 25 metų, kai Martynas Sumtas jau tapo Žemaičių senjorų ir pagal įprastą tuo metu praktiką ruošėsi keltis į Vilnių, nes taip tada būdavo, o palikti parapiją sūnui Adomui, bet jam į Vilnių vykti neleido. Taip ir liko Martynas. Jam sakė, kad jisai turėtų atsiprašyti, ten pasiprašyti kažko, bet jis to nedarė ir liko Nemunėlio Radviliškyje iki mirties. Nu tai tokia laimingesnė, labiau ūkiška nei politinė nata, reikėtų sugiedoti himną Martynui Sumstui statybininkui. Per 30 metų po sukilimo jisai pastatė mūrinę bažnyčią ir šįmet švęstos 135-osios 135 bažnyčios inauguravimo metinės. Ir Martynas Sumtas rūpinosi viskuo. Sinodo pritarimų bažnyčios statybai, fundavimo gavimu, tiek iš sinodo, tiek iš užsienio donorų. Kadangi prieš keletą metų buvo baigta statyti Biržų reformatų bažnyčią, tai buvo kaip ir žinomi keliai, kuriais galima prašyti, kuriais galima teirautis. Tai šitų fondų pramušinėjimų, o taip pat ir visą šiaip logistiką, arkliais akmenim suvežti, aplinkinių žmonių pagalba čia mūrijant, kažką darant. Tai dabar čia kas esam ir ką tai liečia, kas žinom, kad esam Sumsto palikuonis, tai gali dabar apsižvalgyti ir pasakyti savo, ir savo vaikams ir anūkams, kad esam bažnyčios statytojo palikuonis. Taip pat didelė klebonija sudarė galimybę įkurti pensionatą, kuris buvo tiek ekonominio Sumstų šeimos gerbūvio modelis, nes pensionato auklėtinės mokėdavo už mokslą ir išlaikymą. Ir tiek populiari mokslo įstaiga, tenkinusi tokių dviejų kategorijų poreikius. Viena vertus pensionato auklėtinės buvo čia pat už Nemunėlio esančios Latvijos Kuršo baronų dukros, o kita vertus, jau matyt Manzilovska populiarino pensionatą, atvykdavo mergaitės iš Gardino gubernijos. Todėl pensionate buvo dėstoma dviem kalbom - vokiškai vokietaitėm ir lenkiškai lenkaitėm. Mokslino visi 8 Sumstų vaikai, tai su berniukais ten problemų kaip ir nebuvo, Radvilų stipendijos, Slucko gimnazija, Tartu universitetai, o mergaitės pirmąją tą pakopą praeidavo pensionate, o po to važiuodavo į Mintaujos gimnaziją, kurią baigusios irgi dauguma jų grįždavo vėl pensionate dėstyti. Taip, ilgą laiką, 9 metus pensionate dėstė vyriausioji Sumstų dukra Stefanija ir mūsų provogų Elena irgi truputį tenais irgi mokytojavo. Pensionate vienu metu gyveno 12-13 mergaičių, ruošiantis konfirmacijai dar būdavo priimama daugiau žmonių. Žodžiu, čia buvo visiškas ūkis ir dar jo dėka čia suklestėjo ir šalia esantis Jokūbiškių ūkis ir net pati Nemunėlio Radviliškio parapija galų gale galbūt ir nebetapo biedniausia.